yra kaip prioritetas tiek išmokose. Labdien. Tai va, grįžau iš konferencijos, iš Birštono, su įspūdžias geras. Buvau pakviestas jaunųjų ūkininkų ir jaunimų sąjungos sudalyvauti. Jie taip šiltą man priėmė ten. Faina kompanija labai, jauni žmonės su visokiom patirtim, tai ten diskutavom su ne vienu valandas. Pat konferencija buvo aukšto lygiaus, Žemės ūkio rūmą, ten visa, kaip sakau, grandinėlė, ministerija, nu žodžiu, iš Europos turėjom balsų, nu, aukštam lygiai viskas. Buvo įdomu paklausyti, bet įdomiausia buvo susitikti su jaunimu, pasiklausyti sėkmės istorijų žemės ūkio sektoriaus, tarkim, ir tokių istorijų kaip mano, kur dirbam, ir dar reikia iš kažkur paimti pinigėlių, kad tą ūkį išpuoselėti. Tai, žodžiu, įdomu buvo. Čia galėčiau kalbėti dabar. Užsisuiks valandas, bet aš ten nuvykau, susidėliojau, kaip ir kiekvienam seminarė ar kokio konferenciją. Nuvežioju tą, formuoju savo tą tokį mąstymą ir per laiką jum bandau perteikti tą, sakykime, idėją tokį kryptį. Tai tiesiog norėjau pasidžiaugti, kad jaunims ir, sakyčiau, toks išsilavinęs stiprus ateina su savo istorijom tokiom ir užsijam žemės ūkiu. Tai čia ir, nežinau, reikia lenkt galvą tokiem žmonėm, jeigu tokius darbus met ir pradeda ūkininkauti. Tai dar kol tokių ir jaunų žmonių, tai čia dar ir vilties, kaip sakė. Ane? Dabar papasakojit, kuo jūs čia atėjot. Pamatėt, kad vaikščioju po laukus. Tai šiandien atvykau, taip apsidirbsiu, sutvarkys, reiks suvežti pašarus. Ir apsidirbti vėl savaitgalis. Tai nėra, kad tėvuką taip mane išleid, kaip sak, pasiganyti. Nes bišktų idėjų visokių minčių susikaup. Tai dabar tas toks periodas seminarom, konferencijom, pažintim naujom, pats tas kukurūzą likučią suvartojami dabar. Cielo kukurūzų kaip ir nebėra, išlesti ir lauk iškriti. Šiaip kiek žiūrėjau, nu, kuo ta sveikia atrodo. Ne, jokių vabaliukų, ne vikšrų, ne lervų. Reikia domėti dėl kukurūzo tuo, kotūnų smulkinimo, nes saik plaštaik skraido ir po to lenda tuos kotus, dėl kiaušinėlis kitų metų skrenda į sveikus kukurūzus ir pridirb žalos didelios, jau iš seniau mačiau, kad ūkininką skundės ir reikia nepalikti per žiemą stagarų. Tai kitą metą reiks vizyti. Vis tiek į mūsų kraštį dabar populiarėja kukurūzas, nes gyvulininkystė jau sunkia, tokį intensyvesnį įsivaizduoti be kukurūzo. Na, nebent daug žemės turi tada jo, bet mūsų situacija tai reik mokintis ir tobulėti. Ties to, nes reikės kukurūzų sėti daugiau. Jeigu iš tikrųjų labai išpopuliarės, tai iškirti kenkėją, jie iš naglės atsiras vis daugiau. Nes taip ir visad. Jeigu tos kultūros ir daug, to lokacijoje ir problemas prasideda. Grįžau iš tos konferencijos. Prieš nuvažiuodams jau tai turėjau nuomonę, kad gyvulininkystė yra, nu, sudėtingi laiką. Ir jie nein gerin, nes nu, tokie yra politika ir viskas yra. Dabar mes jau turim patys ūkininką ieškoti sprendimų kažkokių tai produkcijos realizavimų, ar kažkaip susijungti ir bandyti rasti kažkokių kelių produkciją, kad to pinigėlį kažkaip papildom gauti, nes finansavimas jau nukrypsta nuo
gyvulininkystės ir vis gaunam visokių apribojimų, reikalavimų vis daugiau. Tai, kad ir deklaracijas tos atsiranda visokių naujų nuansų, apribojimų ir mums mažėja tos pajamos, sunkiai ir iš tikrųjų ir dabar, aš čia nesakau, kad čia reikia verkti, ten laukti, kol kažkam padarys už tai. Kiekvien mūsų priklaus, kaip mes elgsimės toliau, bet kažką reikia daryti, nes dabar toks susiformavau nuomonę, kad vien gyvulininkystės ūkiai, vien auginti gyvulių nebeužtenka jau. Dar negaliu tiksliai to pasakyti, įgarsinti 100%. Dar reikia man kelių metų, nes aš dabar tik 2,5 metų panašiai ūkininkauju. Tai man ir iš vis sunkiai kažko nevertinti, nes pas mus labai didelis augimas ūkiaus, aš taip sakyčiau, investavimą didelį, tai negaliu aš pasakyti, ar grįžtų tos pajamas, nes plus telyčius karvės, jos nėra apsukus vis to ratą, aš nematau dar, kiek mes gavom pajamų, pavyzdžiui, iš Šarolė telyčius. Dar netobuliu, kad nesu juos realizavęs, aš negaliu pasakyti, ar yra kažkokia tai pelnas, apyvarta, galėčiau suskaičiuoti, nes dabar dar biškį per mažas ūkis, tai reiks dar su manėm pagyventi, kad galėčiau trenkt kumščią stalui, sakyti, kad čia tiek galim uždirbti. Ir dabar aš džiaugiuosi, kad ūkis nebūtų minusinis, atvira, ir kad mūsų deklaracijom galėtum dar kažkam padaryti, dar gal Europos Sąjungos paramą kokį paimti, investuoti į ūkį, gal pasiskolinti, jeigu matysim, kad kažkokių investicijų reikės ir galėsim kažkokį tai priimti sprendimą, kad daugiau pajamų užsidirbti, užgeneruoti. Tai jo, žodžiu, augti, tobulėti reikia ir toliau dirbti. O žiūrovo norės perteikti tą mintį, kur aš esu susiformavęs, aišku, ji nebus nešališkas, tik už galvijus esu visą gyvenimą ant tėvą galvijus augina. Ir aš tikrai noriu matyti, važiuodams per Žemaitiją, ne tik per Žemaitiją, per kitus kraštus, kad gyvulė dar vis, jie ganos, jie yra mūsų ekosistemos dalis ir kad jie yra, nes tie paimti kažko nubraukti, negalime taip daryti, nes ūkis nėra, kad užsikur per metus, jis kurias dešimtmečias, iš kartos į kartą jis kurias, negalime taip paimti ir išjungti tą ūkį laikinai, pažiūrėti, kas gausis. Aš čia apie galvijus labiau šneku, tai aš už galvijų ūkius labiau, aiškiai esu linkęs, nes tai man tiesiogiai liečia, bet ir šiaip. Ir aš to ekologijo nemanau, kad tie galvijai pas mus Europoje yra problema. Nes nemanau aš. Čia man yra nuomonė. Tai sakau, čia galim pliurpti, bet užsimotyvavau ir tikėkime kitus metus, dar sezoną tikrai atfilmuosiu. Būsim kartu ir kažkokios informacijos, jeigu žinos, pasidalinsiu, jeigu pamatysite iš man gyvenim dar, kaip čia man sekas, tai ačiū, kad žiūrit, labai ačiū, kad palaikot, labai faina buvo, kad jauni ūkininkai palaiko, man kanalą palaiko ir steb man, tai labai smagu. Ir viskas. Tiek žinių iš pešinių, dabar pasistumdžiau pašarikus, kalninės jau obliaun, nes tėvuką buvo namus šerės, auks bobkat nekur, traktorius biški išvažiavęs, tai užsikram bobkat. Čia, ką buvo po tų purvynų, tai pastatėm bobkat į garažą, aišku, daržinė, ne garažą, čia pūt kiaurą visko, tai
šilumos čia nėra, tai užtraukia vikšrus. Bet atrodo, vikšra buvo tokie švarus, bet vis tik, man sukiba. Visi bėgiuką buvo šalia vis, tai užtraukti čia biškrikimą. Papurtinti, pakalti, užsikūrus. Nežinau, dabar gal vėl sukiba. Bet jau apsivalė dabar. Žiema yra nuostabi, ta žiema tokį dabar užšal ir laikos ta temperatūra, nu tai čia yra fantastika. Aš seną mačtį apkabūtum, tai smagu, nes jeigu atleidinėtų, šalinėtų, tada su vikšras turėčiau, manau, reikalų. O dabar tai bus gera viskas. Nes atsileidžiu. Tu prasme, nei sausi, sušal, tai nebesakyim, tai gera tas. Nėtos problems. Šitas garažas, o sningant ant stogą. Tai, čia daržinė labiau, ne garažas. Gal geriau neigu lauk, bet vis technika yra apsnigus. Čia grūdų dalis ir avižų. Kitąmet mišiniam pasidėjau. Dar reiks prašyti žirnių, reiks važiuoti pat pavasarį. Nes jau kaip ir sutarsi žirnių, mišiniam sėti bus. Kitąmet svajoju mišinių, kukurūzas, liucernas, jeigu pavyks. Reikia šnekėti su žmonėm, kas dirb su liucernu, klausti, gal kokį tyrimą pasidaryti. Na ir aiškiai būčiau pasidarys tyrimą iš rudens, kalkinim pasidarys, tai būčiau geresnį pamatą pasiklojus, bet neaiškiai bus tų pinigėlių dar. Tai negali čia visko taip greitą. Bum pasidaryti, viskas atsiriam į pinigus. Jeigu pinigų būtų maišas, tai čia visko galėtum gan greitai taisyklinga padaryti, bet taip nėra. Taip mes esam laimingi, daug visko turim. Tas gera, kad esam sveiki ir kad galim dirbti. Iš tikrųjų, čia irgi reikia nepamiršti dalyką, atrodo paprastą dalyką, bet kartais nuvertinam, gal kitiem žmonėm atrodo, kad o čia visko tur, bet bumbuliau, kad bloga. Tai va. Tai taip nėra, bet norėtųsi visat geriau, nes dėl to, kad galėtumėm daugiau pasiekti, tiesiog dėl to. Varguolis, užsikursi. Pakaitinėme žvaikis. Prašiau, kad žmogelis atvaryt pažiūrėti. Tai aišku, net per laiką. Viskas suprantama. Ir turbūt neužkaitinamas žvakį, šitie kurtai. Jau atrodo, pagrobs, bet realiai ir startelėvas neleido persokti. Tai toks gausas pliurpalinis video, bet dabar aš trumpai dirbu, šį savaitę nieki nebenuveiks. Kitą savaitę bus jau darbų. Reiks mėšlas išsivežti iš daug kur, tai reiks pajudėti. O dabar tik tas sutvarkautus reikaliuks, kad gyvuliuką gerai išmėgautų savaitgalį sausą, kad būtų pašarūsa. Jau mėšlą reikia reikti, bet iš esmės jį saus. Tai labai geras dalykas. Tai mišrūną irgi augaržė su mamytėm, veršiuką gražus, energingi, sveiki. Peina daudat, liuks.
Čia padėkokiam paukščiam už tų grybą. Šitų dalykų, reikia tikėtis vien kitą ruloną. Neišsaugos, tai pradurts, nelaik, galbūt ir perspausts, suigniptas, ta prasme. Bloks transportavimas, panaš dalyką. Pelės yra, niek. Šeram, metam po kojom, viskas, ne problema. Svarbu nedėti ėdžius toks, nes, negera. Pašarus vežiau ir dėjau ten. Tai vis pašarai ir iš skirtingų laukų. Tai dabar gera ta prieiga su bobkatu jau iš šoną. Galiu prieiti prie visų pašarų. Daugmaž žinau, kas kur laikos. Tai turam senų pievų, anksčiau pjauta, vėliau pjauta. Čia yra tola sudėti gal. Tai ten yra tolas. Kviečiai susukti. Yra video, ką pjauni, ten galit vasar susirasti. Kokio stadijo nupjau, ką patrodė kviečiai panašiai. Ir dabar tas kviečas šiandien noriu pasidžiaugti. Galėjau pjauti ir ton didesnį lauk, kur kūlėm, kur sugėdas kombains, kaip ir tada aš jau buvau ant ribos, abejau. Bet tame lauk buvau kviečia pjovimų jau vėliavesnė stadijo. Šitie kviečia, kad matysite, jeigu įdomu pasižiūrėkti video. Vasarį daryt, kada pjauti, jeigu jau maktol ir, tai galit pasižiūrėti. Šitie kviečia ant ribos buvo jau, grina ant ribos pačiu laiką, aš sakyčiau, nupjau, man čia pačiu laiką nupjau, nes jie buvo, dar turėjo lapų, bet jau buvo tokie apysausi, o grūdą suformuoti, bet dar iš jų pieniukus bėga. Tai niam, labai skaniai jėda, labai. Kvaps ir gers ir grūs, pakandinėris per rūkšts, toks saldus, labai, toks super pašariuks. Aš nežinau, kiek čia tas galvys įsisavinčių, panašiai reikia domėtis daugiau, jeigu dėl tų. Bet, žmon, tai atrodo negelbėtas 30 ar 40 tų rulonų, bet jeigu jų trūktų, tai būtų problema. Tai čia irgi, kas kam čia, matematiškai nežinau, bet produktas skanus, galvėja jėd, kaip sakant, jėd, kol kas net rėd, į man yra gera jautas. Tai va. O čia visokių variacijų pas manis, jeigu taip išdėtum, tai tikrai kokias 12 rūšių rulonų rastum. Nes čia išsitraukiau į skirtingi, visi realiai, tas grūdintis tas pats, bet yra vežų, yra susukta su žirnės, be žirnių, šiaudų su piktžolėm, susukau į baltus. Kosmos ir šį metą. Kosmos, iki ko privedi tą sausrą ir mūsų ūkiaus nepasiruošimas. Ta sausra buvo mūsų ūkiaus problem, bet ir daugelį ūkio, aišku, nes pasiruošti pievas nėra taip, kad aš sugalvojau ir bamčiai, ir kultūrinį pievą. Ir didelis investicijas, ir sėklas, ir trašų reikia, ir kartus pakalkinti reikia, ir didelį pinigą. Čia tik palaipsnių gal pavyks ištobulinti, kad nebūtų tokių situacijų, kad reikia visko pjauti, visko sukti rulonai, tikėtis, kad bus geras pašaras. Tai jo, turame gerų žolių, gražių, viskas. Jeigu vis gera, mums skaičiavim prašoksam žiemą. Bet nežinau aš dar, kiek suvartosam toliau. Tai va, to norėjau pasidalinti. Daug skirtingų rūšių, dar daugybę raščiau. Pelėsis blogai, bet čia daug nebus, nes labai gerai diržinį suspaudė. Tas ir pliusas. Njam. Tai o jėd. Gerai, čia jėd, šis suvežiau. Dabar dar ten į fermą nuvežu pašaras ūkiš. Reikia visko susirašyti, pasikreikti. Šiandien darbai eina gera. Taip rame, bet viskas sklandžia. Tai taip, dar norėjau pasidalinti dėl vikšro. Tai kaip sakiau, kad ten įvariau po tų lietų, sušalo su purvas. Tai dabar prasimankština rytą užsikūriau. Vis gerai buvau išvažiavau iš garažą, be problemų, nebuvau prikibęs. Nes pradžio purus, aišku, patraukė tos vikšrus šalts ir užstrėga.
Šiaip vikšras biškai atleidys, toks, nu, laisvesnis. Dabar gal nesimato posistempus, bet šiaip laisvesnis laikau, nes žiemą yra, vis tik tos detalės yra, kaip sakant, įsitempusius labiau, nes, nu, ne vasara ir tos gumos yra kietesnis. Tai man toik nuomonė, kad biškai laisvesnis reikia laikyti. Nežinau, čia teisinga aš galvoju, bet vikšra nėra pertempti ir netempu šanų dabar. Lankstos aiškiai biškai pašėl greičiausiai, nes va štai ir vanduo laikos stėka. Nors čia plauki minusas yra. Pusė matoma senesnis ir vikšras, o to pusė naujesnis. Matysim, kaip čia man laikys. Bet vežioklė teikinuк sutvarkė ir vedančiuosi sutvarkė. Vos nekrisdavau nuo to vedančiųjų, nes labai siauras buvau. Tai iššokdavau lauk. Nu toks buvo iškleryti. Visai įdomu gal kaip ūkį. Kaip ūkį, manau, tie vikšrai, jeigu tie sudėtum naujais pakeistum, tai jie labai ilgą laikytų. Aišku, jeigu ūkį infrastruktūra yra kaip pas manis, nu, prasta, tai vikšram kaip ir pliusas. Jeigu būtų visur plytelis, trinkelis, asfaltą, betono daug, tai gal ir nebūtų labai gera. Žiūrint, ką apdirbsi, su ko dirbsi, kokio medžiagom. Tai va, žiemą iš vis nedilčiu. Kasas visą. Vakarą jom su mom girdu lent nulūžu. Tai jau čia apdirbu vėl lent. Nu tai čia, žodžiu, tos bandugardis yra silpnas. Nu čia jau taip aišku. Tai iki pavasarios gal nesudruošti visai. Ir piemuo aiškiai jungs. Bet va, tokį vaizdą vyksta, tokį veiksmą. Sportuoja jautukai duodas, tai ir nuraktų ant tvortai čia. Nu, bet kur dabar bėgsi? Pabėgsi, jeigu jį pabėg, niekur. Bet šiaip normaliai. Normaliai laikus. Gerai. Rask medį pabels 3 kartus. Tai vis gera, kol gera. Susirašau kiek ruloniukų. Įvežėm. Dirbam. Tai jau pirmadienis ir orų permainas artėja. Rodo pliusinė temperatūra, tai dabar sniegą padėjo. Sniegutys. Na, šiandien vėl pašarų vežims. Nieko naujo. Nieko naujo, viskas tas pats. Tai šiandien vėl pasiruošu rytoj vėl seminarą. Rytoj seminaras bus apie jautienos klasifikavimą, ten rūšis, apie genetiką, kaip supratau biškiais, kaip išgauti ten tokį jautieną atitinkam ir panašiai. Na, tai pažiūrėsim, sudalyvausim seminarį. Gal kažko naujo išgirsiu. Parvažiavo traktoriuks iš statybų. Grįžo į ūkį. Tai gerai. Bet pagrinds būtų šią savaitę iš tikslų mėšlas išsivežti. Bet kad tiek daug mokymų, kursų, tai gali taip nesigauti. Pažiūrėsim eigu. O davайте patys darbą, žinot. Šertis, kreiktis, privežti pašarų. Tai va, pakaitiniam žvakį maitiniams, tai veik, realiai veik viskas. Ir
ir meistras sakė, kad pakaitinim žvakstį krentai. Vargu galėjo nusugesti. Taip greit, tai greičiausiai kurs kažkas ir. Buvo kelios komentarų dėl kukurūzų, sakė, koks tas reziumė, tai jeigu dar negirdėjot, tai panašiai suskaičiavau, kukurūzų rulonus atsistoja apie 44 eurus, neskaičiuojant arimų, tų naktinių darbų mano ten su mūsų technika, o šiaip jo ten sėja, smulkinimą, sukimą, viskas suskaičiuota apie 40, su biški ten eurų, bet čia su PVM, su visko tai dar grįž kažkiek, nes išlaidus vis tiek. O šiaip koks reziumė, tai geras, nes man tai atrodo, teigiama gavus, aiškiai, nėra kažkoks auks kasykla, kažkoks ten stebuklas, bet iš to plotą čia būčiau nieko neprisukysiu, dabar 30 rulonų. Kukurūzai čia vietoje ir jie, nereik nieko transportuoti galvos sakti, nes šiaip tai kukurūzų mačiau kainą ten 65 kapčiau prieš mėnesį žiūrėjau, o dabar neaiškius gal dar daugiau. Tai jeigu dar kokiam kitam rajonui parsivežti, tai dar išaugtų kainą daug, nes užveltų nieks nevažiuoja. Tai reziumė gera, nes atsimenat, aš čia sausros tam vidury įkarštį dariau, tai net neplanavau sėti kukurūzai, būčiau pavasarį sėjęs, gal šis būtų kitokie rezultatai, gal dar daugiau tų rulonų. Ir ta savikaina būtų mažesnė buvusi. Tai va. Žodžiu, kitas metas stengsimės geriau. Aišku, kaip gamta duos, bet technologiškai darysim, manau, geriau. Anksčiau sėsam, įdirbsam tvarkingai iš anksto ir patrešam su mėšlu. Matysam gal su trąšom dar. Ir pasidarysim tų kukurūzų, jeigu gamta leis, nes mes gamtos priklausom esam. Aišku, daug kas kukurūzų veislės ir technologijas priklauso. Pas mus čia to žemės nėra našis, tai daug kažko labai tikėtis neapsimok, bet vis tiek, jeigu šiaip pašarų reikia nemažai intensyvus ūkis ir, kaip sakant, reikia spausti, nes be kukurūzų tai sunkiai matyti ateitį ūkiaus, nes mažai žemės nėra tiek, kad prisišienaučiau. Tai va. Tokia politika dabar reikia daugiau užauginti, daugiau parduoti, kad kažko uždirbti. Jeigu ten 10 kokių jautukų per metus parduoti, tai neišgyvens, nebent išpardavusi mėsytę. Bet irgi, jeigu visko tvarkinga pasiruošti, tai labai didelis investicijas, o jeigu eit kitas kelias, tai čia irgi jau kits požiūris turbūt žmogaus. Aš tai, kaip sakant, stengiuosi sąžiningas žiūrėti. Visko tai reikia sąžininga daug dirbti. Kitam metu į planų matysim, ką pavyks įgyvendinti. Ir keletą variantų galėčiau eiti. Ar tų bakužių didinti, tvarkytis reikalus, ar čia daryti šėrim tak. Ir fermą pertvarkyti visokį ir minčių. Aišku, kukurūzą sėsam būtina. Neišvengiama 3 hektarus planuoju pasėti. Ir matysim, atsinaujinsim pievų biškį dalį ir tada liucerną, ar pavyks ar nepavyks, liucerną žiesam palei stacijai, kiek liks pinigų. O čia tas projektas, vien iš tų kažkokių bakužių ar čia ferma, reikia galvoti, kas skaičiuoti, kas labiau apsimoka. Kur mažesnė investicija ir didesnė graža yra. Nes jeigu dar vien tų bakužių palipdyčiau, tai daug gyvulių iš tikrųjų gali sutalpinti. Bet kainuot. Čia kainuot mažiau. Manau, tai investicija, bet tokios pridėtinės vertės ne. Čia reikia atsisėsti ir galvoti, skaičiuoti. Tai va, žodžiu. Gavau dėmesio, atvažiuoja žurnalistų biškio pašnekins, tai matysim, paskiau kur ten įdės, gal kokį straipsnį pokalbį, gal labai nenusišnekės. Tai smagu bus. Smagu iš tikrųjų, kad YouTube kanalų step, sakyčiau, stabiliai kilo į viršų šias metas. Smagu, kad žiūrat ir dalyvauja dabar konkursus jau nugalėtus ir, bet
skelbs kitam video. Ačiū, kad dalyvavot. Čia savaitę vėl toks išsiblaškis. Šventinis periodas artėja. Tokių didelių darbų nenuveiksiu. Bet yra planų. Gal pavyks kažko negyvendinti. Tai va, einu šertis vėl. Žodžiu, intensyvę šeram, stebam pašarus, visko ir skaičiuojant bandom. Matysim, kokie bus rezultatą. Šiaip dabar jau mums prasideda toks periodas, kad aš jau turiu pradėti skaičiuoti, nes motivacija iš inercijos jau nebeužtenka dirbti, reikia pradėti ir uždirbti kažko. Tai. Bet šiaip viskas kol kas tvarko, svarbu turim sveikacijai ir noriu dirbti. Gerai, ačiū, kad žiūrėjot ir susimatysim kitam video. O dabar varau darbuotis, jau esat matę. Tai va, čiau.